Taip pat, jeigu virvę prie koliuko norime stipriau įtempti, tai galime naudoti tą patį mazgą, kur rodžiau prieš tai, virvės rišimui prie medžių. Tiesiog reiktų porą kartų apsukti aplink koliuką, tada kiek mums reikia įtempti. Tada paimame virvę per būtent įtemptą virvės galą permetame, vėl perkeičiame per koliuką iš kitos pusės. Įtempiame ir padarome kilpą, per kurią perkišame laisvą galą. O likusios virvės, kaip ir esame minėję savo reportažuose anksčiau, pjaustyti nereikėtų, tiesiog paliekame galą tvarkingai susuktą šalia koliuko, jau kartais reikės jos ilgesnės, galėsime panaudoti. Nes, kaip žinote, nupjauta ir surišta virvė praranda apie pusę savo tvirtumą. Na ir paskutinis mazgas, kurį pademonstruosime, kaip būtent įtempimo mazgas skirtas rišti prie koliuko. Jisai kažkuo yra panašus į anksčiau rodytą vadinamą prūsiko mazgą. Imame virvę, lenkiame puskilpę ir tada laisvą galą per viršų viniojame vieną kartą. Vyniojame antrą kartą, permetame per šitą kilpos dalį, pro ilgo galo apačią ir prakišame būtent pro tą kilputę. Ir tada viską užtempiame. Štai gavome tokį gražų mazgelį, dabar jį kilpą užkabinę per koliuką galime virvę tempti. Įtempus tvirtai laikosi ir traukiant atgal už būtent ar už to galo, kur eina išilginis iki pat koliuko, ar už to galo, kur jau ateina virvė nuo koliuko. Tempiant atgal jisai nesitempia. Tik tai galime atlaisvinti arba įtempti, traukdami už paties mazgą. Tas mazgas tikrai yra patikimas, nekilus kažkokiam vėjui ar panašiai, jisai neatsilaisvins ir virvė liks įtempta.